Aišku, aš jau neišmokau mintinai, bet norėčiau kreiptis į mokytojus. Dabar aš noriu prisiminti, ką tu sakei, vėl paskartok metus lyg painu sakinį. Užmigt vis tiek šiąnakt neduos lietus, ir paryčio kartos seniai girdėtą sakmę. Gyvenimas gražus, su savo nuotykiais, su savo pažadais ir išsipildymais. Tu jau balta, tarp obelų lyg nuotaka. Atėjome, kad praeitim sušiltum. O mokytoja, leisk viską prisimint, leisk atsivert man lyg gyvybės lašo. Aš duosiu tiek, kiek sugebėjau imti. Ir tavo akise mes dideli vaikai, tokie norėtume likti. Kai bus sunku, ateisim pas tave, išspręsti gyvenimą su daug nežinomųjų lygčių. Aš tokios kalbos nesakysiu, aš labai trumpai. Iš tikrųjų labai smagu buvo girdėti jūsų kalbą, kaip jūs kalbėjote, kaip jūs prisimenat mus. Aišku, savaime daug buvo daugiau dar prisiminimų ir mes iš tikrųjų pakalbėsim. Taip, o jūs išlikot iš tikrųjų tokia pati, kokia ir buvote, energinga ir kovojanti už mus. Aš labai gerai atsimenu, kad per renginius jūs iš tikrųjų buvot mūsų siela. Nu, ačiū Jums labai, auklėtoja. Dabar gal mes, auklėtoja, sakote apie save kiekvienas, tai gal mes ten paskui bendrai jau, kai susėsim ten polisiniai tenai, nes ten valandai buvo toks pageidavimas noras ir gal nepageidavimas, 5 valandai einam į bažnyčią. Privalomas. Ir bus trumpai kadangi labai daug yra mokytojų, kurių jau neturim, tai tiesiog noras toks, kad tiesiog į bažnyčią, kas gali. Kas negali, tai čia Dievą. Jeigu tu danguolės Galbūt mes panašios dabar. Trumpai, norit. Čia prieš paskutinio nėra. Sėskite, Virginijos. Rodos, kad užmiršau jau ir bekalbėti. Jau kiek laiko nebeturiu reikalų su mokykla. Todėl gyveni, jeigu veikla neužsiemi kokią nors, tai yra trafuoji žmogus. Pasidarai nebeveiklus. Na, bet vis tiek tas jūsų 25 metis, kur praėjo jau, kada palikot mokyklą, vis tiek dar atminti ir man jūsų veidai visi dar matosi. Jūsų nuotaikos, jūsų šypsenos, jūsų mokykloje geri ir darbai, ir išdaigos dar prisimena mintyje yra. Ir dabar po 25 metų mes nesusitikom, tačiau jūsų veidai tie patys, tokie mieli, tokie šviesus, tokie atmintini. Labai dėkoju jums, kad neužmiršot ir mokyklos seniausio pedagogo ir pasikvietėt padalyvauti bendrai. Mano gyvenimas Balnikuose nuo 55 metų, tai jau esu tikras balnikietis, 51 metai. Su savo žmona aptarėm, ji gimius Anykščiuose, aš Kavarskietis, pasilaidosim Anykščius.
Ir paskui va vis dėlto sakom, kad tiek gražių, mielų dienų, tiek mielų vaikų, mokinių praleista, atiduota dalelė savo gyvenimo, tai geriausia pasilikti Balnikos amžinai. Tai va, nutarėm čia niekur ir anapilį neiti iš Balnikų. Pasižiūriu per žvairo. Tad ačiū dar kartą, kad jūs neužmirštat šitų nuklerusių senių darbų mokytojų. Norėtume jums padėkoti, kad įkūrėte mokyklą, įsaugojote ir labai didžiuojamės, kad atvyko tie patys suolai, kaip ir mes buvome tuo metu. Ir tie patys koridoriai ir netgi tos pačios grindys. Mes džiaugiamės tai, kad mokykla vis gražėja ir manau, kad tai jūsų iniciatyva taip pat. Ir linkime jums sėkmės tolimesnėme gyvenime. Ačiū labai. Aš galiu šiandien kalydariais eidamas anam pastate ir pirmą aukštį, ir viršutinę, ir mokytojų kambarį, direktoriaus kabinetį. Dar mačiau, nors mokykloje jau kiek laiko, gal jau kai nebedirbu, dar direktoriaus kabinetį dvi šitos verkstės mano padarytas dar kabo ant sienos. Stendai kalidariai irgi dar mano darytas. Mokytojų kambarį raktai, jeigu pastebėjo, toks yra išdrožinėta ir kabo raktai visi. Irgi dar, nors var jau 15 metų, kaip mokykloje nedirbu, bet dar mano prisiminimas yra, randu savo pėdsaką. Ačiū jums labai. Daug nuodėmių